Sveiki mano bičiuliai, sveiki griliaus mėgėjai. Šiandien gaminsime labai įdomų patiekalą, tokį seną, galbūt užmirštą, nelabai sveiką. Kepsime vištienos ketvirčius su bulvėmis grilyje. Šis receptas man toksai nostalgiškas, prisimenu dar nuo vaikystės, labai mėgdavau keptus ketvirčius, bet kažkaip tai mes juos pamiršom. Tai šiandien bandysime jį prisiminti, nes receptas išties labai paprastas, tam nereikia didelių jokių žinių, didelių gebėjimų, tiesiog reikia viską daryti, kaip darom mes, pamatysit, kaip turėtų skaniai viskas gautis. Pradžioje sutvarkome vištieną, nupjauname nereikalingus gabaliukus mėsos, ištraukiam gal kur nors kauliuką nereikalingą, susitvarkom, mes kepsim 4 ketvirčius. Paruošę vištieną, paruošime sauso marinavimo mišinį. Ruošiame sausą marinavimo mišinį, 1,5 šaukštelio druskos, arbatinio šaukštelio. Maltų juodųjų pipirų, 0,5 šaukštelio arbatinio. Granuliuotas česnakas, 2 arbatiniai šaukšteliai, a mes truputėlį gal daugiau įdėsim. 1,5 šaukštelio raudonųjų maltų paprikų. Ir pabaigai aitriųjų rūkytų paprikų. Mes mėgstam aštriai, tai 1 šaukštelį. Nu dabar visą tą mišinį reikia gerai išmaišyti. Ir vos nepamiršom pagrindinio vaikystės ingrediento – kmynai. Man žiauriai skanu. Dedame 3 šaukštelius. Palaikymo komanda jau slenka arčiau stalo. Viską gerai išmaišom. Vištieną iš pradžių reikia truputėlį nusausinti, imam vienkartinį popierinį rankšluostį ir tiesiog nusausinam. Supurškiam dabar aliejumi. Aliejus reikalingas, kad gerai prikiptų prieskoniai. Apvertę, pakartosime tą pačią procedūrą, supuršime aliejumi. Barstome paruoštų sausuoju marinavimo mišiniu. Čia svarbu yra daugiau berti ant odos, nes odelė bus pats didžiausias delikatesas. Iš vidinės pusės galite truputėlį mažiau berti. Na ir truputėlį prispauskime prieskonius, kad jie priliptų gerai prie vištienos. Na, vištieną mes paruošėm, dabar eisime, pakursime grilių, kol grilis įkais, praeis 40 minučių, gal greičiau, bet maždaug tiek laiko mes palauksime, kol mūsų vištiena pasimarinuos. Pamiršau dar bulvytės, supurškiam aliejumi, mes jas truputėlį apvirėm. Barstome mėgstamais bulvių prieskoniais. Nu ir buvo taip, tokiais judesiais pakočiojame truputėlį.
Viskas bulvytės praktiškai paruošto, dar biškutėlį pakratom ir keliaujam prie griliaus. Grilius turi būti paruoštas netiesioginiai kaitrai. Grilius įkaito iki 200 laipsnių, dedame bulvytės. Priminsiu, paruoštas netiesioginiam kepimui. Dedame laikiklį antro aukšto. Ir dabar sudėsime vištienos ketvirčius. Nu ir kepsime, kol vidinė temperatūra vištienos bus, aš manau, kokie 80 laipsnių. Tai bus tikrai saugu. Uždarome, sugrįšime. Pamiršome vieną dalyką, įdėsime obels kaladėlę, gabaliuką, kad primintų truputį iki laužo skonio. Tuo pamėginsime kišti, nežinau kaip čia seksis. Tegul kepa. Prabėgo pusvalandis geras. Vos nepamiršom. Apveskime vištieną. O, kaip skaniai kvepia. Šiandien labai gražus oras. Smagu ir gaminti. Aišku, kas neturit 2 aukštų sistemos, galite daryti su viena sistema. Tiesiog iš pradžių kepkite bulvės, o paskui vištienos ketvirčius. Nu, pažiūrėkite, koksai grožės, koksai skonis bus. Bėgame namo, to jau paragausim. Ai, kaip skaniai, viskas, traukiam. Pažiūrėkit, kokios spalvos, koks kvapas stulbinantis stovi pas mus svetainiai. Nu, negaliu, seilės renkasi burnoj. Oi, tuoj paragausim. Nežinau, ką čia reiks pasakyti. Aš įsivaizduoju, kaip tai bus skanu. Garuoja karšta. Kaip sultinga. Ne. Nepakartojamas skonis iš vaikystės. Gal dar bulvytę man prašom paragavimui. Žinot, kas dar pamiršau pasakyti? Kvapas, malkos yra kvapas. Vat būtinai, kas turit, įdėkit ar ąžuolo gabaliuką, ar alksnio, ar obels. O, bulvytės superinės. Viskas. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Prenumeruokit kanalą, komentuokit, gaminkit skaniai. Laukit naujų vaizdo įrašų.